Gali būti daugybė priežasčių atsirasti priklausomybei, bet turbūt reikia, aš tai visą laiką vis tiek būsiu tų žmonių, kurie vartoja advokatė, toks mano darbas, nelabiau smerkti, o labiau suprasti. Ir drįstu sakyti, kad bent jau alkoholio vartotojai yra žmonės jautrus. Nes reikia mums suprasti, kad šita liga yra tokia lėtinė savižudybė. Tai vietoj to, kad jisai galėtų, gebėtų kažkaip į išorę išnešti savo emocijas, savo liūdesius, savo skaudulius ir, nežinau, kas tai bebūtų pykti ar nuoskauda, kas yra tas pats, tai jisai visą tai kaupia savyje. Ir tiesiog, kai jo psichika nebeatlaiko, jis imasi medžiagų, kurios yra legalios. Man labai gaila tą pasakyti. Ta prasme, jos yra šalia, jų yra daug, jos yra spalvotos, jos mirksi, traukia, jos gerai apšviestos, jos santykinai pigios ir visa kita. Tai gali būti apie tai, kad žmonės ieško kažkaip kaip tą liūdesį nuskandinti. Visi mes gerai žinom, kad tai neveikia, bet tuomsyk veikia tą vieną kartą.